Tai treneri jūsų mintis apie prieš. Tai kokios čia mintis, ruošiamės ir tiek, stengiamės gerinti tą, kas buvo blogiau ir tiek nieko, rungtynės taip, su Žalgiriu taip, turim laiko, ruošiamės, esam geresniai situacijai, pabandysim tą išnaudoti. Kaip galvojate, ar Šarūnas Jasikevičius paruošė jums kokią nors staigmeną ar duos kokią nors naują komandai, kam jūs nebūsite pasiruošę? Mes ruošimės taip, ką matom dabar Žalgirio, kaip jie ruošis, tai čia jų reikalas. Antras dalykas, jie ruošiasi, kai girdėjau, sukovoti ir nugalėti Realą. Tai ką jau kalbėti apie Lietuvos Rytą, kam čia ir taip ir ruoštis, mes tikrai nesam tokie stiprus, taip jokių formą. Iš tikrųjų mes pabandysim irgi sukovoti ir pasistengsim, kad nenuvilti žiūrovų. Sakėte, esate greitai situacijai, ką turėtume daryti? Laiko atžvilgiu, pasiruošimo atžvilgiu. Jūs nustebino Šarūno Jasikevičiaus trenerių? Nežinau, žinokit, ką atsakyti, nes aš galvoju, čia natūralus buvo veiksmas, nes jis buvo asistentu ir ta natūrali seka, jei klubas ieško trenerio, o šiuo atveju norėjo kažkokių pasikeitimų, tai kad jis tapo pirmo vyrtreneriu, tai galvoju, tai natūralu buvo. Jūs abu buvote žaidėjais, ar esate draugai, kaip galima būtų apibūdinti ryšius? Mes gal nesam artimi draugai, bet mes nesam priešai. Aš nenorėčiau, kad iš vis, kad komandas, krepšininkus, kad iš varžovų verstų priešais. Mes galim būti varžovais ir būsim varžovais šiose barikadų pusėse, bet priešais tikiuosi netaps. Kaip jums sekasi integruoti naujus žaidėjus į komandą žaidimą? Palengva. Ar jie gali pasirodyti rungtynėse su Žalgiriu? Jie pasirodys, be abejo, dėl to juos ir įsigijome. Gal kažkiek vėlai, ypatingai žaidėjo pozicijoje, bet tikrai pasirodys. Ko reikia, kad komanda žaistų geriau negu su Panevėžiu? Pataikyti, apsiginti, atkovoti kamuolius, grįžti į gynybą. Mes su Panevėžiu, prie visos pagarbos Panevėžiui ir sveikinimų, kad nugalėjo mus, mes labai prastai sulošėm trečią kėlinuką ir ketvirtą, aš galvoju, to pasekoje, nes labai daug dirbam, komanda nebuvo šviežia, bandom ją dabar atšviežinti šiom rungtynėm. Tikrai labai sunkiai dirbo komanda ir gal kažką tai aukojom dėl kažko ir galvoju, dėl to gavosi, kad mes nesugebėjom parodyti su savo pranašumu ir persvaru prieš Panevėžį, ryšim su savo fiziniu stoviu. Taip kad gal tai yra mano kažkiek kaltės, bet žiūrim į priekį ir statome savo tikslus geriau žaisti ilgesnį laiko tarpą, o ne tik vienas rungtynes. Treniruotės kažkiek lengvesnės, kitokios? Treniruotės sunkesnės treniruotės ir dėl to pasekoje krepšininkai gal nepripratę prie to ir kažkaip trūksta regeneracijos ir trūksta laiko, bet stengiamės tą viską išdėlioti taip, kad sekmadienį jau būtumėm pasiruošę pilnai. Ar baudėt kaip nors krepšininkus po pralaimėjimo? Jūs turit omeny finansinės ar fizinės bausmės? Nebaudėm niekaip ir tikrai mes suprantam ir aš pats suprantu. Kada stengiasi žmonės neišeina, tai mes pretenzijų tikrai neturim ir tai yra svarbiausia. Šiai dienai turim problemų su Antanu Kovaleiskiu, jis yra apsirgęs, tai didžiausia mūsų problema ir galvos skausmas šiandien yra Antano fizinė būklė. Kaip jisai žaisti sekmadienį? Yra tikrai gan sunku prognozuoti, nes yra nesilankė nei vakar, nei šiandien treniruotėse ir
sunki forma, nežinau, rotavirusas ar gripas ir sunku prognozuoti, bet pagal šiai dienai tai matom, kad sunkiai galės padėti.